21 amžiuje specialistai dirbantys su emocinė sveikata perdegimą laiko savotišką pandemijos formą. Jos atsiradimo priežastys susideda iš daugybės etapų, kuomet nuolatinis siekis įrodyti savo pačiam, kad galiu įgyvendinti daugiau, tampa pagrindinė priežastimi nematyti savo kaip žmogaus būtinųjų poreikių. Daugelis iš mūsų stengiamės atliepti tikslus, kuriuos išsikeliame ne mes patys, o mums juos iškelia supanti aplinka. Apie tai, kaip formuoti vidinį atsparumą stresui, kaip darbą nepaversti laisvalaikio formą ir kodėl svarbu suprasti, kad motyvacija į gyvenimą yra susijusi su mūsų pačių sprendimų priėmimu. Apie tai ir dar daugiau kalbėsimės su psichiatru, profesoriumi Eugenijumi Laurinaičiu ir ACC Distribution valdybos pirmininku Regimantu Buožiumi. Pokalbio tema – perdegimas, kiek kainuoja noras turėti viską. Tai prašau tais aplodismentais pasitikti profesorių Regimą. Sveiki dar kartą. Sveiki. Tai profesoriau, noriu pokalbį mūsų pradėti nuo klausimo jums ir greičiausiai neleisite man sumeluoti, kad perdegimas kyla iš to, kad mes daugelis žmonių per daug dirbame. Ir iš tikrųjų, kaip atsakyti į klausimą, ką turėtų reikšti žmogui darbas ir laisvalaikis? Jeigu pažiūrėti į patį paprasčiausią apibrėžimą, tai darbas yra tai, už ką jums moka pinigus. Labai paprasta. O laisvalaikis yra tai, ką jūs darote savo širdžiai. Ir pavyzdžiui, čia šiandieną man laisvalaikis atseit. Nors iš tikrųjų tai gana nemažai darbo jame. Bet vis dėlto. Ir kai kalbam apie tą darbo ir laisvalaikio pusiausvyrą, tai aš visiems visada savo paskaitas užbaigiu keliom taisyklėm ir viena iš jų yra tokia aritmetinė. 24 lygų 3 × 8. Ir tai yra labai paprasta. 8 valandos darbui, 8 valandos miegui ir 8 valandos savo gyvenimui. Tai yra tam laisvalaikiui, kurį reikia panaudoti savo, kas yra ne darbas ir ne miegas. Savo gyvenimui. Tai aš galvoju, kad jeigu žmogus išlaiko šitą, tai tada jau ateina ir tokia būsena, apie kurią kalba dar viena taisyklė, kurią aš mėgstu sakyti, kad laimė yra tada, kada iš ryto norisi eiti į darbą, o po darbo norisi eiti namo. Kai aš vienoje įstaigoje, ne visai Vilniui, truputį toliau, bet šitą pasakiau, tai vienas jau vyresnio amžiaus vyriškis sureagavo visiškai spontaniškai. Ką iš karto? Tai aš suprantu, kad iš tikrųjų ne visiems namai yra ta vieta, į kurios norisi sugrįžti po darbo. Bet jeigu žiūrėtumėm į tą laisvalaikį, be abejo, tai yra ne tik namai, žymiai daugiau dalykų. Ir vienas iš nepaprastai svarbių turėti kažkokį tai užsiėmimą, kuris tikrai būtų nesusijęs su darbo ir kuris duotų džiaugsmo. Tai yra hobis vadinamas dažniausiai. Bet iš tikrųjų tai ta pusiausvyra skirta kam? Kad mes išlaikytumėm savo vidinę psichologinę pusiausvyrą tarp įvairių man svarbių dalykų. Ir pavyzdžiui, labai daugeliui, kas darosi su perdegimo pradžia, tai jie yra savo darbo entuziastai. Jie nori padaryti geriau. Tai čia būtina. Čia pirma būtina sąlyga. Tai. Ir aš manau, kad jeigu ir publika pagalvotų, ir tie, kurie žiūrės vėliau pagalvotų, ar galima dirbti geriau negu galima? Žinoma, ne. Aš negaliu dirbti geriau negu aš galiu. Ir tada mes pradedam stengtis. O stengtis tai reiškia ką? Pradėti daryti tai, ko gerai daryti nemoku. Investuoti daug laiko. Kas garantuota? Klaidos. Klaidos garantuotos. Kai mes pradedam stengtis, pasipila klaidos. Ir kitas dalykas, kai mes galvojam dirbti geriau, tai iš tikrųjų išsilieja į dirbti daugiau. O tai reiškia, kad vietoj 8 valandų per parą, tai pradeda užimti 10, 11, 12, kai kurie giriasi, kad net ir 14 valandų per parą aria. Ir aš galvoju,
ką tai reiškia žmogui? Tai reiškia iš tikrųjų vieną labai liūdną dalyką, kad jam nebelieka laiko miegui ir gyvenimui. Jo nebėra šitam gyvenimui. Na ir tada prasideda problemos. Visų pirma su artimaisiais, todėl kad kai jie vedė mus ar tekėjo už mūsų, visai neskaičiavo, kad manęs nebus namie ir kad aš dirbsiu 14-16 valandų per parą, entuziastingai įrodinėdamas savo tiesą, kad galima padaryti geriau. Tie žmonės pradeda protestuoti. Aš pradedu jiems aiškinti. Nusiraminkit, tuoj, vat užbaigsiu tik šitą projektą ir tuoj jau grįšiu namo. Aš manau, kad ir auditorijai sėdintys ir ten toliau būsantys puikiai suvokia, kad tas tuoj neateina niekada. Todėl, kad žmogus turi tam tikras asmeninės savybės, dėl kurių jisai siekia būti geriausias, būti tobuliausias savo darbe, padaryti daugiausiai. Ir jūs turbūt visi irgi puikiai suprantat, kad šitam galo nėra. Nėra to geriausio, todėl kad visada kažkur žiūriu, man bus geresnis už mane. O dabartiniais internetiniais laikais, taigi labai tiksliai galima ir nustatyti, pala, aš padariau, va tie, kas nors daugiau padarė, va Jėzus Marija, dar kiek yra, kurie padarė daugiau už mane. Ir tos lenktynės be abejo yra akligatvis. Žmonės labai dažnai klausia, tai jeigu aš patekau į akligatvį, tai ką man daryti? Bet juk atsakymas labai paprastas, apsisukti ir eiti iki pirmos sankryžos, nuo kurios aš pasukau į akligatvį ir pasirinkti kitą kelią. Tai simboliška, ką aš sakau, bet praktiškai tai galima padaryti. Ir jeigu aš jaučiuosi daužas kaktą į mūro sieną, tai gal užtenka guzų ant jau galvos mano ir verta apsisukti. Tai yra dalykai, kurie pradžia yra perdegimo. Ten paskui yra atskiri kiti etapai. Apskritai perdegimą sudaro 3 dalykai. Emocinis išsekimas, kai aš jaučiu, kad jau daugiau nebegaliu. Bet tai dar ne perdegimas, tai yra tik gabalėlis perdegimo. Antras komponentas labai svarbus, tai kas vadinama yra depersonalizacija. Aš nustoju domėtis ir degti dėl to darbo ar tų žmonių, su kuriais turėčiau dirbti. Viskas. Ir čia, pavyzdžiui, ypatingai ryškų medikų tarpe, kurie nustoja mylėti savo pacientus. Ne ta erotinė meilė, tikiuosi, bet ta žmogiškąją meilę. Ir kas tada atsitinka? Tada atsiranda taip vadinamas domėjimasis atsiribojus. Kada surinkami visi simptomai, surašomi, viskas tiksliai, išrašomi receptai, prašom receptas į dantis, viso gero. Ir dar daugiau, pradedamas kaltinti pats žmogus už tai, kad susirgo. Mes jiems aiškinome, negerk, nerūkyk, sveikai maitinkis, judėk ir būsi sveikas. O jie rūpužės viską daro atvirkščiai, paskui ateina pas mus gydytis. Ir kas iš to seka, kad pranyksta užuojauta kenčiančiam žmogui. O lotynų kalba pacientas, reiškia kenčiantis. Ir tai kančiai užuojautos nebelieka. Bet jūs dar, profesoriau, paminėjot savo atsakymuose entuziazmą kelis kartus ir tą akligatvį ir kad žmogus turėtų apsisukti ir važiuoti prie kitos sankryžos. Tai man čia kyla toksai klausimas, nes daugelis dalykų pa žmogų, ypač dirbant, kyla iš baimių ir iš tam tikrų išsikeltų lūkesčių. Tai iš tikrųjų ar yra normalu bijoti nepasiekti savo užsibrėžtų tikslų? Ne, tai jeigu mano tikslai brangus ir aš bijau, kad aš jų nepasieksiu, tai iš tikrųjų įtampa didėja, mano streso lygis auga, aš iš tikrųjų jaučiuosi, kad turiu kažkaip tai ieškoti specialių išeičių, kad galėčiau pasiekti savo tikslus. Tai tikrai mes visi turim tikslus ir dažniausiai juos kažkaip tai branginam ir vertinam. Bet patys tikslai nėra perdegimo priežastis. Yra tų tikslų realistiškumas. Ir čia vėl noriu tai, ką aš visiems visada sakau, pasakyti seną kinų patarlę. Viešpatie, duok man jėgų padaryti, ką galiu, duok man proto nedaryti, ko negaliu. Ir duok man išminties atskirti vieną nuo kito. Tai savo kai kuriems pacientams
Aš tiesiog išrašau kaip receptą. Kiekvieną rytą, tik atsibudus, pasakyti savo šitą maldelę. Ir ne vieną, o 2-3 kartus. Žinot, po poros mėnesių kažkas ima keistis. Žinoma, negreitai. Nes nebereikalo lietuviška patarlė sako, pripratimas antras prigimimas. Tai pakeisti labai sunku. Bet galima. Galima. Nes tai neįgimta. Kadangi mes, Regimantai, kaip tik pradėjom kalbėti apie baimės ir man atrodo, kad mes Lietuvoje, ypač apie vadovus ir apie jų patiriamą baimę, kalbame tikrai retai, realiai beveik nekalbame. Tai man kyla toks klausimas iš jūsų asmeninės patirties, ar prieš suprantat, kad jūs jau esat perdegimo būsenoje, bandyti kažkaip atitolinti tas mintis nuo perdegimo, ar jūs pats asmeniškai bandėt nuvyti, kad perdegimas jums nepasireiškia, ar jūs supratote iš karto tą priežastį? Nežinau, ar baimės, labą dieną visiems, nežinau, ar baimės buvo tas, kas yra, tą, ką gerbiamas profesorius pasakoja, ne? Tai viskas kokiais 8 metus atgal aš būčiau sakęs, tai ne man. Ne, ir tai, kas sako, niekada su manim neatsitiks ir niekada to neįvyks. Tai... Ne, nu čia kaip mes visi mirštam, bet mes tai ne. Jo, neigiam, tai be abejo. Tai turbūt mano istorija irgi buvo ta, kad viskas buvo kartu. Darbe buvo šeima, aš ir visi kiti. Tai tarkim, darbas buvo tai, kas jungia visus tos dalykus, ne? Ir tada, kad sakyti, laiką skirti reikia laisvalaikio, ar laiką reikia skirti ten hobiui, ar ten bet kam, man buvo viskas viename. Tai buvo periodas, kada aš keliaudavau turbūt per metus kokį 300-320 dienų, ne? Naujos šalis, naujos rinkos, nauji pažintis, nauji maistai, naujos galimybės, visa kita, ne? Tu dirbi, darai ir atrodo, kad tu esi sėkmingiausias žmogus pasaulyje, daug keliauji, visi tau pavydi, kaip tau gerai sekasi, kaip tau kompanijai gerai sekasi, iš dalies visiems esi reikalingas, visiems padedi ir važiuoji. Tai turbūt tas buvo toks vienas iš tų, nežinau kaip čia pavadinti, narkotikų, ne, kuris tave vis veža, nes tau vis geriau, tau fainiau ir tau viskas labai gerai. Ir kas man atsitiko turbūt, kaip aš tą kelią radau atgal, turbūt čia buvo kokie 11 metai, 2000, vieną kartą reikėjo man pagalbos. Ir aš ateinu pas geriausią draugą, sakau, man reikia tokios pagalbos, jis sako, ne. Ok, tada nueinu pas kitą draugą, sakau, man reikia tokios pagalbos, jis sako, ne. Ir tada aš sudužau, nes aš pirmą kartą gyvenime prašiau to, ko man reikia pagalbos. Susitvarkyti ten vienokius kitokius reikalus. Ir tada aš ištirpau, ne, ir tą, ką gerbiamas profesorius sakė, tai tas identiteto praradimas, aš pamačiau, kad aš esu išbarstęs save visiems manęs reikia, bet to, ko reikia man, ne, aš net nežinau, ko man reikia iš tikrųjų. Ir kas man tada padėjo, arba kaip aš tada grįžau ir kas įvyko, ne, kad mano geri draugai nuvedė pas mane pas vieną mokytoją, aš pas tą mokytoją užlipu laiptais į viršų, galvoju, dabar mane pagydys. Pasakys, kaip čia ką reikia daryti, aš užlipu į viršų, toks patenkintas, ateinu, taip atsisėdu vienas prieš kitą, kaip ir prieš profesorą atsisėdu, aš jam papasakoju, kokį aš laimingą gyvenimą gyvenu, kaip man viskas šaunu, faina, kaip man čia gerai. Ir jinai tuo metu žiūri taip į mane ir sako, tu melagis. Aš taip sėdžiu, sakau, kaip? Ten buvo angliškai, sako, you a liar. Žinau, taip, po viso to, ką pasakau, taip galvoju, kas čia dabar, žinai, kur čia mane atvedė, ne? Ir tada sako, tu meluoji pats savo. Tai po to pasakymo ir po to supratimo, kaip jin man pasakė, aš kokį pusvalandį verkiau. Realiai, nes pirmą kartą kažkas man pasakė, kad aš galiu meluoti pats savo, kas vyksta, kaip darosi, kaip yra. Ir tada prasidėjo mano ta kita kelionė. Ne? Tai tas perdegimas, pervargimas man buvo tas ženklas, kai aš tuos draugus dar vis vadinu draugais, nes jie man davė didžiausią dovaną pasakydami mane. Vienas dalykas. Antras, turbūt po to, kai man pasakė, kad aš esu melagis, aš stengiuosi savo daugiau nebemeluoti. Tai čia buvo toks mano pirmasis susipažinimas su perdegimu. Ir aš po to nuėjau 5 dienom į tylos, angliškai retrytas, nežinau kaip čia lietuviškai. Nuėjau į retrytą ir grupėje, kurioje mes pabuvom 5 dienas, aš niekada tiek daug nesišnekėjau su savim. Niekada neatsakiau savo tiek klausimų, ko man reikia. Ir gale retryto aš galiu paprašyti to, ko aš noriu. Tai galiu pasidalinti, ką aš paprašiau, kad žmonės prieitų prie manęs, apsikabintų, pasakytų, kad manęs myli ir iš manęs nieko nereikia. Tai kai 20 žmonių atėjo ir apsikabino ir pasakė tą,
Aš likusiai, nežinau, kokius 2 mėnesius iš viso skraidžiau, ne, bet iš karto atsirado nauji momentai, nauji pažinimai ir nauja kelionė, kurią aš toliau tęsiau. Tai čia buvo mano toks ir susipažinimas, ir žinojimas, ir tuo metu aš tikrai nebūčiau pasakęs, kad aš ten kažko, žinai, reikia tam ar tam skirti dalykus. Ne, viskas buvo viena. O iš esmės patys vadovai Lietuvoje apie tai kalba dažnai vieni su kitais, dalinasi savo emocijomis. Aš prieš čia mums atsisėdant sakiau, kad mes čia turim vieną kitą organizaciją Lietuvoje, ne, kur aukščiausio lygio vadovai, mes turim tokius forumai, taip vadinami, ne, kur mes susėdam ir pasidalinam tas, kas vyksta. Nes kai tu esi viršuje arba kai tu esi atsakingas, iš tikrųjų žmogus yra vienas iš pagrindinių, tau kas dirba, ne, tai tu pergyveni už juos, tu žiūri, kaip vyksta, ne, nes jie turi šeimas, turi visą kitą, tu priiminėjai sprendimus, nes vadovai kas yra, tai yra, kiek tu priimsi atsakomybės, realiai. Nu, tai apie tai, kokią riziką priimsi atsakomybę, sprendimą, nes tu už kitus dar galvoji, ne tik už save, bet dar ir už kitus. Tai be abejo, tas nėra lengva, be abejo, tai yra labai sunku, be abejo, tai yra sunku ir su kažkom reikia pasišnekėti. Ir tu negali pasišnekėti su kitu žmogum, kuris yra kitoj vietoj. Ne, nes visai ne tas, ne tie jausmai, ne tie dalykai, ne tos rizikos, ne tie norai ir ne tas. Profesoriau, kaip tik Regimantas užsiminė apie tai, kad vadovai turi priimti dažnai sprendimus, bet iš tikrųjų daugelis ir iš čia mūsų esančių nesame vadovai, bet turime savo darbe priimti tam tikrus sprendimus. Ir atsiranda toks dalykas, kaip, nežinau, kaip ir baimė galimoms klaidoms padaryti, nes tarkim tam tikras sprendimų priėmimas tampa dažnai ir savotiška našta. Tai kaip nebijoti iš tikrųjų klysti, kaip pripažinti, kad tu gali klysti ir kaip su tuo gyventi? Aš truputį performuluočiau jūsų klausimą. Performuluokit. Kaip nebijoti? Nes naujo ir nežinomo bijome mes visi. Absoliučiai. Ir sprendimai, kur mes žinome, kaip reikia spręsti, nėra jokia problema. Aš turiu patirtį, bandžiau taip, žinau, kad išeina geriausiai taip. Bet mes labai dažnai išgyvenam labai įvairiose pozicijose dirbdami krizės. O krizė pagal apibrėžimą. Tai yra situacija, kurioje reikia rasti sprendimo, kurio mes nežinom. Ir tai yra baisu, todėl kad iš tikrųjų neaišku, kas bus po to. Galima ten prisiskaityti, galima paieškoti kažkokių tai gyvų pavyzdžių, gal pasitarti. Bet vis viena, iš tikrųjų, kiekviena situacija yra kažkuo unikali ir savita, nepakartojama. Taip kaip mes visi čia esam nepakartojami, mes visi saviti. Ir todėl tas baimės jausmas yra neišvengiamas. Tai jeigu neišvengiamas, tai kuriems galams jau užsiimti? Jis yra, visi jį turi, nu ir gerai, čia yra ne priežastis ko nors nedaryti, ne kažkoks tai stabdis man veikti. Tai yra sąlyga. Aš veikiu baimės sąlygomis. Ir viskas. Ir nežiūrinti tą baimę, aš vis vien darau, ką žinau, kad galiu, moku ir reikia daryti. Ir todėl aš galvoju, kad su baime iš vis kovoti nereikia. Tai yra visiškas absurdas. Nes jeigu jūs pradėsit su ją kovoti, tai jūs koncentruojatės ties baime. O reikia koncentruotis ties veiksmu ir jo rezultatu. Ir todėl ta baime taip kaip kuprinė ant kupros, yra. Bet jeigu ten nepridėta per daug akmenų, tai aš nenugriūnu. Aš tiesiog einu su ją toliau. Maža to, jeigu aš nesustoju, o einu visą laiką, tai ta kuprinė mane treniruoja. Ir širdį, ir raumenis, visas aš darausi sportiškesnis. Taip, kad bijokite sveikatą. Ir profesoriau, aš dar noriu paklausti jūsų klausimą, kaip jūs galvojate, ar nūdienos kontekste žmonės yra dažniau linkę sakyti taip, ar dažniau linkę sakyti ne? Ne, mūsų lietuvaičiai nesakyti nelabai moka. Iš tikrųjų, kaip tik tai ko nors mūsų paprašo, tai mes
muistydamėsi, sakom, nu gerai, gal pabandysiu, o kartais, kai jūs pasakojate su entuziazmu, būtinai tau padėsiu, žinoma, kaipgi ne. Ir pasakyti ne, mes tikrai nemokam. Kodėl? Bijom, kad žmogus supyks, įsižeis ir visai nepagalvojam, kad labai nemaža dalis prašymų yra elementarios manipulacijos. Kai žmogus vietoj to, kad spręstų kažkokius dalykus pats, kuriuos jam reikia, jis sumeta atsakomybę už patarimą ant manęs. Paprašo patarimo. O patarimai reiškia ką? Kad jūs, pirmas dalykas, pasijuntat aukštesnis už tą, kuriam patarėt. Ja? Jūs galit patarinėti. Tai truputį iš viršaus žemyn. Ir netkreipėt dėmesio į tai, kad tas, kuris yra ten atseit žemiau, turės tą jūsų patarimą realizuoti. O kaip jis realizuos? Kaip jūs realizuotumėt? Ne. Jis realizuos, kaip jis realizuos. Ir kas iš to išeis? Labai dažnai špyga. Ir po to ateina pas jūs ir sako, tu man patarė, aš padariau, kaip tu sakei, ir išėjo špyga. Tu ir dėl visko kaltas. Apie ką šitas prašymas patarimo? Apie norą nusimesti atsakomybę už galimą nesėkmę. Ir todėl aš siūlyčiau būti nepaprastai atsargiems, kai jūsų kas nors prašo patarimo ir prisiminti šitą trumputį žodelį ne. Nežinau, ką tau daryti. Nežinau. Ir bandyk ieškoti išeities pats. Didelė dalis šitų jūsų draugų kabutėse supyks, garantuoju. Bet galbūt taip atsisijos tie, kurie yra tikri ir tie, kurie ne visai tikri. Taip kad drąsiau. Regimantai, dabar pakalbėkime, kaip tik profesorius pasakė apie tai, kas yra tikra ir tai, kas yra netikra. Pataisykit mane, jeigu suklysiu, bet versle esate jau per 20 metų ir man atrodo 30. Ir tų patirčių tikrai buvo įvairių, ir tų skaudžių, ir tų džiugių. Ir iš tikrųjų, kuri ta patirtis buvo skaudžiausia, kurią jūs atsimenat, kalbant apie patį perdegimą, kur jau buvo tas visiškas dugnas? Žinok, aš nepavadinčiau, kad tai yra skaudžiausia. Nes iš dabartinės, kaip aš sakiau, kad tas perdegimas ir tas, kai vyko, tai buvo man dovana, kad sustot laiku. Nes turbūt, kaip žinot, ar verslininkai, ar kaip mes kompensuojam visą tą pervargimą arba tą, kas yra alkoholis, yra adrenalinas, yra gal kokie santykiai kitokie, nes tu jį kompensuoji. Ir tau atrodo, kad tas yra tau normalu. Atrodo, kad kompensuoji. Taip. Bet tu gilin lendi ir tą visą momentą ten dėliojasi, Tai aš sakyčiau, kad mano atveju, kad perdegimas man buvo didžiausia dovana, kuri vyko tada ten labai senai ir ačiū tiems draugams ir tai situacijai, kuri tada buvo. Tai didesnis klausimas man yra, ką aš iš to pasiėmiau. Ir turbūt po visų tų praktikų arba po visų to momento, kad aš kaip sakiau, ta vienu metu buvo tokie du regimentai. Kad aš turėjau pasirinkimą, nes mes šieko nepalėtėme, nes mano mama man sakydavo, Reguti, būk geras ir neprarask proto. Tai aš visą gyvenimą buvau pradžioje geras ir neprarasdavau proto. Dėl to ir sekėsi, dariau, bet buvo, tarkim, širdies nebuvo, ar visa mano meilė ėjo į darbą, ar ten visą kitą. Tai po perdegimo aš atradau visas 3 dalis. Ir kūną, nes aš tada ir buvau biškai stambesnis, atradau ir emocijas pradėjau atpažinti, neskandinti jas, tada pradėjau gal judėti, pradėjau protinis atsirasti. Labiau, kad jos alkoholyje neskęsta, jos konservuojasi. Tai va. Tai turbūt kas įvyko ir kas susikūpė tam manyje, tai tas mane tik išlaisvino. Tai ką aš dabar sakau iš principo, kai aš matau žmonės, kuris yra ir kas vyksta, tai pabūtent tuo veidrodžiu arba tą, ką man tada ta mokytoja pasakė, tu esi melagis. Tai jeigu aš einu ir matau kažkokį tai kolegą ar žmogų ir sakau, kaip tu sekasi, gerai. Tada sustoju ir sakau, o iš tikrųjų? Čia yra signalas. Jo. Ir tada, jeigu paklausi iš tikrųjų, aš turiu duoti laiką sustoti, nes jeigu žmogus pradės pasakoti, aš turiu suprasti, kad ten 50 minučių aš turiu jam skirti. Ir tada yra labai lengva pamatyti, kas vyksta, kas darosi, ir tada žmogui, jeigu būna jau prisikaupę, tada paprastai atsiranda arba ašaros, arba atsiranda kiti dalykai, ir sako, tu pirmas paklausai. Tai aš taip įsivaizduoju, tie žmonės, kurie yra perdegę arba yra tą, jie sugeba atpažinti, pajausti ant tos žmonės, kurie yra toj pačioj būsenoj, tos pačios vibracijos arba tie patys, nežinau, kažkas tai energetiniai dalykai, nežinau, profesorius gal gali daugiau papasakoti, bet nuo to tik tai yra geriau.
Tai šiaip, tai aš taip nedaryčiau to baubo, nes aš taip įsivaizduoju, kuo tu tą perdegimą darysi didesnį baubą, tuo labiau bus to. Tik ne man, aš su to nesusijęs ir čia tikrai niekada į tą nepapulsiu. Bet tai yra normali būsena, kurioje mes dažniausiai esame ir jo reikia suprasti, pasidaryti. Antras dalykas, kurį aš darau kartais, tai paprastai, ryte kiekvienas mes esam prie veidrodžio. Pažiūrė akis tam žmogui, kuris kitoj pusėje ir paklausi, ką aš matau. Kas yra kitoj pusėje, koks žmogus, ką jis man sako, ką jis man daro, kaip jisai jaučiasi. Nes mums kalbėti apie kitą žmogų yra žymiai lengviau negu apie save. Nes mes esam kečiausi, tobuliausi ir visokie tokie nepakeičiami ir tipo, be manęs tai darbe iš viso viskas sustos. Bet kai tu paklausi, kalbė apie kitą žmogų, tada atrandi tos biškai gilesnius dalykus. Ir tada atsakai, ir jeigu jau pajuti, kad tai jau vyksta, tada tikrai yra, aš sakau, yra būdų, yra metodų, yra dalykų. Šiaip tai aš duodu labai paprastą patarimą. Atsisės prieš veidrodį ir pusę valandos pažiūrėti savo į akis. Nekalbant. Tas pats. Tiesiog pažiūrėti savo į akis. Kad jūs žinotumėt, kiek neišlaiko, ne toj, kad pusvalandžio 5 minučių. Arba moteriškės kartais man aiškiai, taigi aš kiekvieną rytą matau savo akis. Ne, jūs matot ne akis, jūs matot vokus, antakius, blakstienas, akių nematot. Ir iš tikrųjų atsisėsti ir pažiūrėti save. Oi, koks įdomus patyrimas. Mes dabar, kaip tik profesorių, pradėjom kalbėti apie savirefleksiją. Tai kiek jinai iš tikrųjų yra svarbi? Kas tokia? Savirefleksija. Oi, savirefleksija yra pagrindinis mūsų mokytojas. Mes visi turėtumėm turėti mažą žmogutį antrąjį, aš einantį šalia. Aš gyvenu savo gyvenimą, o jis eina ir stebi, kaip man sekasi. Nieko nedaro, niekur nesikiša, jis tik žiūri. Ir vakarop, kai jau atsigulėm į lovytę, pasikviečiam jį ir sakom, tai kaip man šiandien? Sako, va ten tai tu, kaip suveikiai, jo, suveikiau. Patenkintas glostau pilvuką. Bet sako, klausyk, va ten tai sufeilinai, kaip sako jaunimas. Taip, jo, nepavyko, neišėjo. Kam mums tas antras reikalingas? Tai yra tai, kas vadinama refleksinė funkcija. Tai yra mokėjimas savo pačiam duoti ataskaitą, kas buvo po to, kai aš priėmiau sprendimus ir atlikau veiksmus. Kas iš to išėjo. Ir tik iš to mes galim mokytis. Ir čia aš turiu dar vieną tokią labai populiarią savo frazę. Mes turim patarlę, iš klaidų mokomasi. Aš sakau, kad tai yra blefas. Ne iš klaidų reikia mokytis. Mokytis reikia iš sėkmių. Klaidos mums tik parodo, ko nereikia daryti. Gerai, nereikia, žinau, va čia neįsiu duobė. O kur eit? Klaida neparodo. Sėkmė parodo, kur yra kelias, kuriuo reikia eiti ir kur reikia iš savęs paties mokytis. O iš savęs galima mokytis. Pavyzdžiui, kad ir taip bijot, nebijot. Arba nebijot. Kokį sakinį savo pasakysi? Pagalvokit. Bet profesoriau, jūs irgi pats esate sukaupęs jau net per 45 metus profesinės patirties. Tikiuosi nesuklydau. Tai iš tikrųjų man kyla klausimas, ar teko padėti ne kitiems, bet pačiam savo, kalbant apie perdegimą. Teko, todėl kad aš pradėjau savo darbą širdies ir kraujagyslių chirurgijos skyriuose 78 metais. Netgi 77 rudenį, čia dauguma net gimė nebuvo. Ir mano darbas buvo ruošti pacientus operacijoms ir padėti jiems reabilituotis po širdies operacijų. O tuo metu pacientai eidavo operuoti širdį ne tada, kada ją reikia operuoti, o tada, kai nebebuvo galima nebeoperuoti. Suvokit, kokie du skirtingi momentai ligos procese. Ir todėl tuo metu artimasis pooperacinis mirtingumas 5 dienų laikotarpį po operacijos buvo 30%. Jūs įsivaizduojate, koks skaičius. O tai reiškia, kad visi, kurie laukia operacijos, taigi laukia draugų sugrįžtant. Ir trečdalis negrįžta.
ir kaip jie jaučiasi, ir kaip man su jais buvo dirbti. O aš dar tada buvau žalias, jaunas, labai entuziastingas, bet labai mažai mokantis, ne tas žodis. Ir aš pradėjau matyti, kad aš nebegaliu grįžti namo po darbo. Aš grįžtu visas įsitempęs, suirzęs, aš pykstu ant vaikų, negaliu. Ir mane gelbėjo Vilnius. Aš eidavau prieš grįždamas namo į Senamiestį, vaikščiodavau jo gatvelėmis, pusvalandį, kartais valandą. Per tą laiką spėdavau daug ką apgalvoti ir tada jau galėdavau grįžti namo. Taip, galėtumėt pasakyti, aš pavogiau valandą iš šeimos gyvenimo, bet aš grįžau į tą gyvenimą visai kitos kokybės žmogum. Tai vat man buvo toks periodas tikrai ir aš tikrai nuo to laiko myliu Vilnių kaip mano pagrindinį vaistą. O kokie dar, profesoriau, yra vaistai nuo perdegimo sveikimo? Kaip atrodo sveikimo kelias nuo perdegimo? Suprantat, pavyzdžiui, Danijoje šiuo metu žmonėms, kuriems diagnozuotas perdegimo sindromas, normaliai mediciniškai diagnozuotas, duodama 2 mėnesių nedarbingumo lapelis ir jis gydomas iš pradžių stacionare, o po to dienos stacionare. Ir ten iš tiesų pagrindinis dalykas yra psichoterapija, ne poilsis. Nes vienas dalykas, kurį reiktų mokėti atskirti, yra nuovargis ir pervargimas. Tai jeigu nuovargis yra normali fiziologinė būsena, nuo kurios galima pailsėti, normaliai ilsintis. Tai pervargimas yra liguista būsena, kurią reikia gydyti ir normalaus poilsio neužteks. Pasyvumo kaip po tokio tikrai neužteks. Ir pavyzdžiui, jūsų 5 dienos tylos stovykloje, tai yra dalykas, kuris verčia save pamatyti kitaip, iš kitos pusės, kažkokius dalykus pervertinti. Ir nėra su ko pasitarti, reiškia, reikia tarti su savim. Labai svarbus, protingas žmogus iš tikrųjų yra viduj. Ir galima su juo apsitarus surasti išeičių. Tai aš galvoju, kad tam reikalingos jau gydymo priemonės ir gydymo visų pirma psichoterapinio. Tarp kitko, tos tylos stovyklos irgi yra tam tikra psichoterapija, be abejonės. Ir mes dar kaip tik dabar, kaip kalbam apie gydymą, man atrodo, dar labai yra svarbi ir mūsų supanti aplinka. Ir aš, Regimantai, noriu paklausti jūsų, ir iš įmonės kartu perspektyvos. Iš tikrųjų, aš manau, kad ir mūsų pokalbį žiūrės, gal net ir dabar čia yra vadovų tarpe, žmonių tarpe vadovai, kurie nežino iš tikrųjų, ką daryti įmoniai prieš savo darbuotojus, jeigu jie iš tikrųjų nori padėti jiems. Tai kokie tie tolimesni žingsniai gali būti iš įmonės pusės, kaip parodyti tą pagarbą savo darbuotojui? Jo, turbūt mes anksčiau, pas mus visas fokusas buvo kaip efektyviau, geresnės darybos, viskas, kaip iš to žmogaus padaryti gerą robotuką, jeigu taip grubiai žiūrėti. Tai mes turbūt dabar kokie 5, gal 6 metai, mes tikrai kviečiam psichologus, psichoterapeutus į įmonę. Mes esam padarę tokį, kaip vadinamą Acme Cup, tai per metus vyksta gal kokios 20 skirtingos sporto rūšys, šachmatai, dartai, bowlingai, kvizai visokie. Kad žmonės įsitrauktų. Pas mūsų ofise, aišku, yra pūlo čempionatas, stalo čempionatas, kas tik tai yra įmanoma. Vadovus mokinam, kaip kalbėtis, kaip pastebėti, ką daryti su žmonėm, kaip jiems skirti laiką. Tai ypač matant jaunesnę kartą, kurie ateina į darbus, tai jiems to dėmesio, tų laikų jiems labai daug reikia, to dėmesio jiems labai daug reikia. Ir turbūt čia yra naujų vadovų ir naujų įmonių etapas, kad jiems reikia skirti dėmesio. Kaip skirti dėmesio efektyvumui, pelningumui, visą kitą, taip reikia skirti dėmesį darbuotojų sveikatai, psichologiniai sveikatai. Ir tas yra vienas iš kertinių. Ir tą mes ten turim tokias gerumo mūgės, kitokius dalykus, kad žmogus galėtų jaustis naudingas ir galėtų daryti. O jeigu dabar, Regimantai, jūs retroperspektyviai turėtumėte tokią galimybę sugrįžti į praeitį, ko jūs nedarytumėt, kad nepasiektumėt perdegimo? Kokį patarimą tiesiog žmonėm duotumėt? Kokį patarimą? Turbūt čia tas vienas yra, aišku, 24, tas 888. Aš ką sakau, kažkada irgi prieš keletą metų skaičiu ten tokią paskaitą, kodėl aš nusipirkau Mercedesą. Ir ten buvo tie 3 dalykai, kad aš ir kiti, aš ir šeima, kad tą balansą išlaikyti ir tą susidėlioti yra pakankamai būtina, kad laiko turi skirti ir savo, ir šeimai, ir verslui. Turbūt viena. Pas mane balansas visą laiką, kur aš turėjau tokį
lietuviškai gliukas, yra toks lietuviškas žodis gliukas? Kas toksai? Gliukas. Nu, gal. Nemanau. Nu, toks užsiciklinimas, nežinau kaip čia pavadinti. Ne, pas Užstrigimas vietoje. Užstrigimas buvo toks, ne, kad man balansas buvo stabili būsena. Realiai, aš įsivaizduoju, kad vat, ką reiškia turėti balansą, tai vat, būti stabiliam. Ir nežinau, neatsimenu, kur man pavyko tą nulaužti, ne, kad balansas iš tikrųjų yra sviravimas, ne, kad aš skiriu laiko darbui, skiriu laiko savo, skiriu laiko šeimai, skiriu laiko hobiui, kad tai yra. Ir kuo tas tarpas yra mažesnis, kad ne visą laiką eini į darbą, ten 24x7, ne, po to šauni į kitą pusę. Ne, tai vat suras tą balansą ir kuo arčiau centro esi šitą vietą. Antra, aš dažnai kolegoms arba visiems sakau, atsimenat, vaikystėje būdavo pas mus toks sukimosi ratu karuselė, toks sukasi greitai. Tai kur lengviausia būdavo? Centre, ne? Nes jeigu tu sėdi centre, tada visi, kai sukasi ir bando ant tos karuselės užlipti, visi krenta lauke. Tai aš sakau, kad svarbiausia atsidurti centre. Ne? Nes tada tu esi ten karalius ir tu gali dalyti su gyvenimu, ką tu nori. Tai vat kiekvienam sakau, kaip atsidurti, jau čia turbūt kita tema būtų, bet vat tas buvimo centre ir tas yra key momentai. Aš irgi vieną patarimą norėčiau duoti, kuris yra irgi labai paprastas. Gerai dirbti gali tik tas, kuris moka gerai ilsėtis. Be abejo. Ir pabandykit pasiginčyti su manim. Nepavyks. O manęs iškart puola klausinėti. Tai kas tai yra gerai ilsėtis? Ir kriterijai yra labai paprasti. Jeigu po vakaro namuose norisi iš ryto eiti darbą, jūs pailsėjot. Jeigu po savaitgalio norisi dirbti ateinančią savaitę, jūs pailsėjot. Jeigu po atostogų norisi dirbti ateinančius pusmetį arba metus, žiūrint, kiek atostogų išnaudojot, jūs pailsėjot. Ir dabar apie atostogos vienas paprastas dalykas. Atostogos negali būti trumpesnės kaip 2 savaitės. Negali būti. Todėl, kad žmogus į atostogas įeina maždaug per 3 dienas ir iš atostogų sugrįžta į darbo ritmą irgi vidutiniškai per 3 dienas. Tai jeigu atostogos yra 1 savaitė, tai kiek žmogus atostogavo? Jo, nes aš Nedarykit šito su savim. Nedarykit. Jo, nedarykit savo tos meškos, kai sako, to ilgesnį savaitgalį pasiimsiu. Ir aš jau nekalbu apie kompą ir mobiliaką su savim per atostogas, bet tai čia jau yra kartais tiesiog per didelis pasiaukojimas. Ne kiekvienas gali. Tai ir profesoriau, vainikuojant mūsų pokalbį, norisi atsakyti į pokalbio formuluotės patį klausimą. Tai kiek iš tikrųjų kainuoja noras turėti viską? Visų pirma, nuolat yra žodis, kuris nieko nereiškia. Nėra tokio dalyko nuolat. Kiekvienas mano gyvenimo momentas yra atskiras. Antras dalykas, visko, dievuliau, niekada neturėsim. Nusiraminkim tiesiog. Visko iš savo svajonių. Jau truputį arčiau realybės, bet irgi kaip taisyklė svajonės yra kaip horizontas. Ten saulutė kyla ir norisi būti ten. Bet puikiai žinot, kas bus, jeigu bėgsit link horizonto. Jis rupūžė tolsta. Tai todėl iš tiesų vėl grįžtu prie tos kinų patarlės. Viešpatie, duok jėgų padaryti, ką galiu. Duok jėgų proto nedaryti, ko negaliu. Ir duok išminties atskirti vieną nuo kito. Tai ačiū, profesoriau, ačiū Regimantai labai. Palydėkime šiltais aplodismentais. Ir aš dar minutę. Ir kažkaip nežinau, pačiam pokalbyje ir mes šiaip kalbėdami apie emocinę sveikatą, man atrodo, kad žmogus yra tokia gili paslaptis ir jis ateinantis į gyvenimą bando tą paslaptį kažkaip ir spręsti jį gyvendamas. Tai aš tikrai labai noriu padėkoti profesoriau, kad jau ne pirmą kartą palaikot mūsų iniciatyvą, pasidalinot profesinėmis įžvalgomis. Ir Regimantai labai dėkoju už tai, kad aš manau, kad jūsų įmonė ir turėtų būti pavyzdys ir kitomis įmonėmis, nes emocinė sveikata yra pati svarbiausia, ne tik laisvalaikė, bet taip pat ir darbe. Tai ačiū dar kartą jums labai.